Sveiki draugai, ką mes šiandien rodysime, kaip padaryti iš Twingo villagerių banką. Tai žiūrėkit, matot, čia yra, kodėl man taip plakėt, čia yra labai gražus namelis. Netgi 3 aukštų. Dviejų aukštų, gerai. Tai ką mes čia darysime, tai bus, kad aš padarysiu iš šito kažkokio nelabai tinkančio, niekam nerūpiančio namo padarysiu banką. Taip, čia kaimiečiai, jūs pasitraukit, aš juk darysiu banką ir pradedam nuo išorės. Padarom taip. Šiaip gal raudono kilimo man nereikėtų, visai būtų gerai. Šiaip jau visai bankė raudono kilimo būtų gerai. Kodėl man taip plagina, aš nesuprantu, gerai viskas. Padarom taip. Jūs dabar čia palaukit, aš tylėsiu. Tai kaip matot, mūsų pirmas floras jau baigtas. Tai reikia padaryti duris. Jūs visi manot, kad metalinės? Ne, tikrai ne metalinės. Tiesiog mums reikės paprastų durų. Medinių paprastų durų. Viskas. Gerai. Kokia šitą? Aš stiklą naudosiu. Auksą aš nenaudosiu. Gerai. Mes galim pasimti tokią. Ir čia bus durys. Tai, kodėl čia tas blokas padės, nesuprantu. Ir dabar mes išgriauname šitą daiktą. Šitą išgriaunam. Ir šitą išgriaunam. Bet, aš klydau, raudono kilimo nereikės. Aš vėl tylėsiu ir žiūrėkit. Tai mes padarėm taip. O dabar iš šito bloko padarysim biškį kitaip. Taip. Aš tylėsiu, pasižiūrėk.
Nu gerai, čia bus grotos. Jo, o kur, nu čia yra Vilengeris, čia toks, gai aš jį padariau, ir dabar darysim bankomatą. Nu tai kol aš žudau zombius, gal biškį žinot, ką padaryti. Va, mes padarėm automatą. Gerai, dabar čia Vilengeris dar stovi. Tai dabar ką mes čia padarysim? Jau pradėsim čia statyti emeraldus. Jo.
Okay, ai, aš užmiršau, kad čia nebus grotos, o čia bus lazeriai tiesiog. Ir viskas gerai. Mes padarykim va šitai, pailginam šitą daiktą. Jo, čia taip praeit reikės. Gerai. Ne, tikrai ne šitaip. Kur aš padėjau? Ai, va čia padėsiu lazerius. Ne, čia tikrai netiek tada. Kai man tiktų. Bet rimtai, kai man tiktų. Va taip, va taip, va taip. Va taip. Gerai, viskas. Nu gerai, tai mes, galim sakyti, šitą epizodą mes baigsim jau šičia. Aš padarysiu pinigus tuos. Ne pinigus, emeraldus, čia buvo emeraldų blokų. Čia pridarysiu. Tai padarom. Nu ir va, viskas. Aš šitaip padarau. Šitaip. Nu va, ir viskas. Dabar tai liko padėti šičia stiklą. Ir dabar praeidam pro lazerius. Gerai. Šiaip visai man reikėtų padaryti antrą florą. Žiūrėkit. Nu jo. Antrą florą man reikia padaryti. Nu gerai, aš šiaip dar padarysiu antrą florą ir viskas bus. Gerai, kur kopėčios? Aš užrašau, kaip jas vadinas. Gerai. Pažiūrėkim. Atsirasiu kopėčios. Ne, nerasiu. Nu tada teks kiviškai kitaip daryti. Tada teks jau taip daryti. Kas čia ką tik nutiko iš tikrųjų? Jo.
Jo, kas ten ką tik nutiko? Ir viskas. Šitą pasiėmam šitą bloką. Gerai. Kur aš galėčiau padėti kopėčias? Ne kopėčias, o tas laiptus. Visai gal šičia galėčiau padėti. Visai gera mintis čia padėti jas. Gerai. Padarau va taip. Va taip. Padarau va taip. Ir vėl viskas. Aš jau padariau viską. O viskas. Aš atidarau. Ne, atidarau, sugriaunu šitą daiktą. Stiklą sugriaunu. Ir čia bus daug didesnis kambarys. Čia bus daug didesnis kambarys. Negu visi kiti. Jau padarau. Taip. Užmužau čia padėti blokus. Bet sakyčiau, čia gal bus bankomatai. Ir padarau taip. Gerai. Va. Va. Ir stiklą čia padėdau. Panašam į to plonojo, o ne to storojo stiklo. Gerai. Padėdau va čia. Va čia. Ne, padarau va taip. Ne, šičia aš geriau nedėsiu, aš čia padėsiu va taip. Va. Gal mediena ir pasiliks čia. Bet šitą jau nepasiliks. Šitą jau reiks sugriauti. Būtinai visą sugriaudavau aš šitą. Va taip. Va taip. Aš užmiršau pasakyti, kad šiandien mes darysime mini banką, tiesiog mini bankelį tokį. Mini banką mes darysim. Gerai. O štai, va taip padarau. Kodėl aš šitą bloką padėjau, aš nežinau. Gerai, va. Ne, čia bus bankomatai. Jo, bet jie bus biški kitokie. Štai va, emeraldo blokas. Ir man reikia vėl juodo stiklo. Va. Juodas stiklas. Aš padėjau vietoj juodo stiklo emeraldą, aš nesuprantu. Nu gerai, va, viskas. Padarėm, dabar man reikia, o, malonės, iš karto jau radau, ko man reikėjo. Mygtuko. Va.
Taip, arba taip. Va, dar vienas bankomatas. Ir va, viskas. Dar čia pagriaudam hebra. Gerai. Nu tai gal šiandien baigsim šiandieną video. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Ir iki laukit tęsinio.